O, pagaliau šiek tiek saulutės, bent pro debesį lenda. Reikia krautis baterijas. Tikiuosi, kad bent kažkiek pakraus, dar aišku, čia įsidėjęs į tokią plėvę. Tai per ją irgi tikriausiai mažiau krauna šiek tiek. Bet galbūt per visą dieną taip užkraus powerbanką, nes jau telefonui tik tais 10%. O būtų gerai iki Klaipėdos turėti bent šiek tiek baterijos, kad susisiekti su žmonėmis, susirast kaip iki miesto nuvaryti, kur parduotuvė arčiau, kad labai toli eit nereiktų pamėtyti. Pamečiau kažkur guminuką, kaip pastebėjau, tai tik tais kablys buvo likęs be pačio guminuko. Tai grįžtant prie blizgės, bet dabar jau po biškį kabina žoles. Pagaut pavyko tik tais žolių, tai nusprendžiau nebežvejot, o tiesiog toliau irkluoti. Kažką vandenyje pamačiau. Varom pasižiūrėti, kad paukščiukai kimarina ant kažkokio daikto užsilipę. Galimai tiesiog šaka vandenyje. Iš toli atrodo labai įdomiai, kažkas kitokio. Aš supratau. Tinklo gabalai seno tikriausiai. Jau susukto viso. Ai. Baisiai. Nežinau, ar aš jau tokiam vietos turėčiau partempt. Čia baidariai kažkur tais žiauriai masyvus. Nu, prasidėjo vėjas. Džiaugiuosi, kad pavyko išplaukti, kada išplaukiau ir pavyko padaryti šiek tiek progreso, tai dabar jau turiu 11 km, bet jau vėjas toksai, kad jeigu nustoji irkluoti, tempia atgal. Na va, ir bangavimo šiek tiek atsirandinėja. Galima suprasti, kad vėjo yra. Dabar irkluoju ir bandau dar kažkiek išnaudot šiokias tokias užuovėjas. Tai dar kol eina, vis randu tokių žemės gabaliukų, kur šioks toks užstojimas nuo vėjo yra. Pradeda po šiek tiek dingt iš akiračio. Toks įdomesnis debesis užeina. Toks lyg rūkas, lyg lietus. Pažiūrėsim, kas čia iš tikrųjų bus. Per bangas varant šiek tiek prileidžia vandens į baidarę per sijonėlį. Tai reiks šiek tiek išsipompuoti. Visiškas rūkas užėjo. Galimai, kad saulė gerai kepina, o vanduo dabar po šios visos savaitės yra pašalęs. Tai labai daug rūko. Plaukiu mariose, bet nepasakysi. Atrodo vos ne kad jūra. Krašto nesimato. Aišku, čia iš šono pažiūrėjus, jau čia medžiai prie pat pradingsta. Plaukiu pakankamai ilgą laiką dabar šitame rūke. Ir dabar pastebėjau, kad wow, čia jau visai netoli esu. Čia nežinau, kas yra per pastatai, bet man atrodo, čia jau Kairių kaimas realiai. Tai mes esam jau prie pat ten, kur ir baigsim šiandienos irklavimą. Stosim Marių slėnį, tenais pernakvosim, nuvarysim apsipirkti rytoj. Galimai pasikrauti visą
įrangą. Dar reiktų nusipirkti galbūt mažą dujinę krosnelę, nes dabar galvoju tiek lijo čia visą savaitę realiai. Tai pasikurti savo kieto kuro krosnį išeidavo tikrai ne kiekvieną vakarą, nes būdavo sunku rasti sausų šakelių. Tai galvoju, reikia turėti kažkokį atsarginį planą, nes 1, 2, 3 dienas gal visai gali be karšto maisto apseit, bet jau po to kažkaip gali pradėti motyvacija krist. Tai kad moralę palaikyti, galbūt pasimsiu tokį atsarginį virimo būdą. Na, kažkokią vietelę radom. Eisiu pasižiūrėti, ar yra kur palapinę pasistatyti ir ar iš šitų krūmų kažkaip įmanoma išeit padoriai kažkur tais. Pradedam džiovinimo darbus. Svarbiausia miego sistema pradžioj išdžiovint, po to jau visą kitą. Aišku, viskas ten viduj irgi pakankamai drėgna, visi maišiukai prisigėrė lietaus vandens ir nuo upės šiaip viskas, absoliučiai tokia drėgmė. Tai tikiuosi dabar saulė išlindo, nupūs, baterijos šiek tiek pasikraus. Išsimaudžiau. Vėsu. Gerai, kad bent saulutė yra. Šiaip nebūčiau šokęs, jeigu nebūtų saulės švietos. Bet jau reikėjo iššokti, nes realiai per tas visas dienas gal tik tais kartą ar 2 buvau iššokęs taip į vandenį. Nes ir taip to vandens užteko. Driežiukas ilsis. Biškį išgazdinau. Ja. Vakarienė kaista. Eisim statyti palapinę ir valgyti. 10 diena poilsis. Nu, poilsis toks, kad variau iki Klaipėdos miesto. Ten šiek tiek pasikraut telefoną, nes jau visiškai buvau miręs. Ir pasipildyti atsargų šiek tiek, tai apsipirkau šiek tiek pavalgyti. Dar powerbanką papildomą nusipirkau, aišku, jisai buvo visiškai ant nulio, tai dabar saulės baterija krauna. Čia dar turiu šiek tiek daiktų išsidžiovinti. Ir va, parodysiu stovyklą. Tai tiesiog baidarę prie savęs laikiau, nes šiek tiek man ramiau miegoti. Nes čia vis tiek netoli miesto. Dar šitoj pačioj vietoj kažkokie chuliganai tada praeitą plaukimą sudegino mašiną kažkieno. Tai toks biški vis tiek ramiau miegasi, kai viskas vietoj. Tai čia aišku dabar pasiskleidęs ir tikriausiai dar labiau pasiskleisiu viską. Nes reiks persipakuoti šiek tiek. Dabar kaip maisto atsirado daugiau ir nėra kas jį neša. Nes realiai prieš tai visas tas 9 dienas su manim plaukė draugai ir dar plaukiau pro pažįstamas vietas, tai daug giminaičių visokių atneždavo kažką pavalgyti, tai žiauriai gerai, nes realiai nei kartų nereikėjo į parduotuvę kažko, kad pirkti valgyti. Bet dabar užsipirkta, reikės pradėti imti viską lauk, bandyti dėliotis. Palapiniai irgi visiškas bardakėlis. Prieš varant sumečiau viską realiai čia, kad galbūt šiek tiek saugiau irgi, kad nepalikti visko taip. Tai palikau taip, kad atrodytų, kad kažkas vis dar miega viduje. Galbūt kokias 2-3 savaitės kariauju su Lietuvos paštu, nes buvau užsisakęs irklą, tradicinį grenlandietišką, ir jisai keliavo iš Šiaurės Airijos. O Šiaurės Airija ten turi tokį po Brexito susitarimą, kad jokio muitinimo nieko neturėtų būti.
jokioms prekiams ar siuntoms ateinančioms iš ten. Nu ir kaip galvojat, aišku, tenais užstrigų muitiniai, tai teko belekiek skambinėti, nieks ten nepadeda. Sako, gali būti, kad reiks laukti iki 3 mėnesių, kol atrakins tą siuntą. Nu ir vakar jau gavau pranešimą, kad reikia uždeklaruoti šitą prekę, nors realiai palei viską nereikia jos deklaruoti nieko. Tai dabar jau pasiskambinau, viską suderinau. Sako, jo, nereikia čia nieko deklaruoti. Tai realiai dabar belekiek reikalų jį man atsigabenti iki savęs. Dar aišku, jisai turi ateiti man į namus Jurbarke. Ir tada man kažkur tais reiks bandyti derinti, kad kažkas ar atvežtų, ar atsiųstų tikriausiai jau į Latviją, arba galbūt, jeigu viskas labai greitai, į Šventąją Lietuvoje. Tai žiūrėsim, kaip gausis, nes dabar irgi bandau ten pakeisti adresą ar dar kažką ir nelabai kažkas gaunas. Bet žiauriai laukiu, kol galėsiu su šitu irklu pabandyti paplaukti. Realiai nesu plaukęs, esu laikęs, esu vertęsis su šitu irklu, tai labai patogus, labai smagus atrodo. Tai aišku, dar reikės biškį išmokti su juo plaukti, nes ir technika skiria šiek tiek. Tai šiai akimirkai, ką turiu, savo pagrindinį irklą ir vat tokius atsarginius, realiai už 10 eurų pirktus. Tai galėsiu iškeisti į šiek tiek geresnį. Tai tiek šiandienai, o rytoj judam į marias ir tada į jūrą. Deja, negavau leidimo išplaukti pro jūros vartus, tai teks prasitempt baidarę ant ratukų per Neriją. Labanaktis.